Kiek laiko sėdė kalėjime? Gyvenime aš dabar reikia susidėti, turėjo porų 2 kartus, paskui turėjo nepilnai 4 metus, paskui turėjo nepilnai 5 metus ir dabar turėjau 7, paskui buvo iš besargybo pasišalinęs, gavau 3 mėnesius. Išgarsėjai, kai pabėgai iš Pravieniškių kalėjimo, sukėlė tikrą vajų visoje Lietuvoje, tavęs ieškojo per visur. Kaip čia taip nutiko? Gavosi taip, tvarkiausi, paskui kiti pareigūnai jau ganas, kur snaudžia, taip, pamėgiai, žinot, ir pasiėmiau raktą, atsirakinau ir išėjau per vartus. Tu išeini iš tos patalpos, gi tenais ne vienos durys. Taip. Kur bėgai? Ir aš prie Pravieniškės administracinį ten stovėjau ir laukiau. Prie administracijos pastato? Jo. Kur sėdė kalėjimų direktoriai? Jo, va tenai. Telefoną pasiėmiau, kur aš buvau ten iš besargybo pasislėpęs. Paskambinau draugiai. Iki 8:30 kažkur ten buvo. 2,5 valandos buvai, laukiai, kol atvažiuos. Taip. Ir sakė, žiūrėk, policija. Jau iš karto supratau, žinai, ir išbėgau į tą mišką. Kaip bėgo ir girdėjau, stok šausto, žinai, kaip ten. Tai o ką, nepasivijo? Ne. Kur toliau? Bėgi, miškas, medžiai, krūmai. Ne, kai bėgu nuo mašinos, tai kiek tam bėgu, nedaug, žinai, medžiai, krūmai, tai aš ir nebėgu po palėtų ir ėjau. Tai kada nustojo tave vytis pareigūnai? Tu vis tik tada kažkaip turėjai pasislėpti, jeigu jie tave veja. Aš nieko šausiu. Tai aš ir nesislėpiau, ėjau ten zigzagą dariau, kad neeičiau tiesiai. Kaip tu nuo jų atitrukai? Nežinau. Šunys policijos nesiveikia? Aš nežinau. Realiai pagal paskui po pietą ten pradėjau ieškoti, matau, žinai, aš buvau įlindęs į medžiotojo bokštelį tenai, žinai. Viršuje, ne? Jo. Ir tu matėjai tada juos? Taip, mačiau, ten buvo tas žiūronų, žiūrėjau ten. Ką, juokeisi ar ką? Žinai, toks adrenalinas, baimės toks, žinai. Bet tai tu galėjai tada, jau matai, kad jau viskas, jau tavęs ieško tave ir tu galėjai prisiduoti jau tada išlipti iš to medžiotojo namelio? Ne, aš neišlipau. Kiek laiko tam praleidai namelėje medžiotojo, to būdelėje viršuje? Gal kažkur iki 3 valandų. Nu ir ką, toliau? Ėjau ten link Ostradą, per tą Ostradą tvorę perlipau. Na ir, kaip sakyti, ir gavosi taip, stabdžiau kaip mes vadinam stopais. Taip, autostopas, ir sustoju, ir klausė, kur čia tave pamėtyti. Man sakau, iki Kauno. Ir taip ir gavosi iki Kauno. Kažkokie nepažįstami žmonės tiesiog. Jo, sustoju ir viskas. Nu, ir ką, toliau? Ir paskui kriminalinė žvalgyba pamatė mane ten prie tą kavinę, kur ten. Jie kadangi visur jau ieškojo ir žiūri, Sabonis stovi. Ir pamatė mane, žinai. Ir tiesiai į galvą daužė ne vieną sykį. Taip? Ne, su kumščiu. O kiti... O tai kodėl iš karto daužyti, jeigu tu jau sulaikytas? Nežinau. Ir aš iš karto nukritau ir paskui spardė, liepė sustoti. Ir daužė ne vienas pareigūnas ir buvo oras ir... Pradėjai dusti, kvėpuoti? Jo, galėjai ant žemės, toks jausmas, kad jau seilės beveik negalėjai kvėpuoti. Liepė nusirengti nuogai. Visiškai nuogai? Jo, iki apatinių. Ir daužė tą. Vėl, nes biškį pažiūrėjo, kad... Jo, daužė, paskui atvažiavo dar vienas toks iš aukštų pareigūnų. Irgi daužė ir kitas pareigūnas prisijungė per jo, irgi daužė. Tai matai kokią kainą pabėgimo tavo? Jo. Kvailystę padarei labai didžiulę. Taip, bet sakau, man tą akise yra tų pareigūnų. Kai pamatau tų aprangų, aš negaliu, sakau, aš negyvenim, taip nesu gavęs. Nesu gyvenimas, taip mušti gavęs. Sakau, aš naktį atsikeliu mažiausiai 3, gal 10 kartų atsikeliu. Nes tos durys, kaip sakyti, kiauras, plyšys yra, giržys kaip lyderis, žinai, vaikšto, tai traško, raktą, viską, žinai, dieną metu iš viso, ypač racijai giržys, šis baimės tokis, akis žiūri visada į duris. Nesigaili, kad tu tai padarei? Gailios. Ko labiau gailėsi? Ar kad apskritai pabėgai, ar kad pabėgęs neišvažiuoji, tarkim, kur nors į užsienį, nepasislėpei, kad nebūtų suradęs.
Kad pabėgęs. Mintyse, žinai, ateina, žinai, ir galvoja, blema, koks aš durnas. Save, žinai, kad taip aš pasielgiu, žinai. Sveiki, šiandien skandalinga išpažintis iš Šiaulių kalėjimo ir prieš mane sėdi nuteistasis Tomas Venckus, neseniai išgarsėjęs per visą Lietuvą. Ar ne taip? Nu, panašiai, gali. Tave vadina Saboniu. Kodėl? Nes aukštas kūdas. Aukštas kūdas, Sabonis irgi aukštas kūdas. Tai koks tavo ūgis? 1,84 m. Nu, ne toks ir aukštas palyginus su Saboniu. Man. Išgarsėjai, kai pabėgai, nors kiti sako, išėjai iš Pravieniškių kalėjimo, sukėlė tikrą vajų visoje Lietuvoje, tavęs ieškojo per visur. Kaip čia taip nutiko? Nepatiko kalėjime? Norėjai į laisvę? Ne. Ne, tai dar pakalbėsim. Kiek laiko sėdė kalėjime? Šią bausmę sėdžiu nuo 19 metų. Nuo 19 metų, tai jau 6 metai, o gyvenime? Gyvenime aš dabar reikia susidėti. Turėjau porų 2 kartus, paskui turėjau nepilnai 4 metus, paskui turėjau nepilnai 5 metus ir dabar turėjau 7, paskui buvau iš besirgybo pasišalinęs, na, gavau 3 mėnesius, na ir dabar kur pabėgau iš... Tai kiek tau metų? Nežinau, reikia susidėti. Kiek tau metų? Man 35. Tai pusę gyvenimo sėdė jau, ne? Jaunystę visas pražadau. Iš kur esi, iš kokio miesto? Vietinis, iš Šiaulių pusės. Šiaulių? Nu, tai tau čia, bet, kai iš Pravieniškių pabėgai, atvežė į namus. Kas atsitiko, kad nusprendėjai sudrebinti visą kalėjimų sistemą? Nežinau, buvo adrenalinas, raktas, pamačiau ir pasiėmė raktas ir viskas. Tai už ką atlikinėjai bausmę dabar, vat? Už vagystes. Už vagystes, ne? Ja, ir turtas sugadinimus, ar kaip vadinasi, va tokius. Ką reiškia sugadinai? Langas gal išdaužęs, durys. Gal. Ne, aš taip sakau, žinai. Tai gerai, tu Pravieniškėse pirmam kalėjime kiek laiko buvai? Nuo 19. Nuo 19 metų. Ja. Visą laiką pirmam kalėjime? Kai buvo anksčiau 1 sektorius, 2 sektorius, 3. Taip, tai anksčiau buvo 3, dabar jis taip tapo pirmų kalėjimų. Jo, aš iš 1 sektorių pervežė mane į 3, dabar jau kitaip viskas. Ir tu buvai tas toks, turėjai pareigūnų draugystę su pareigūnais, ar kaip pavadinti, tapai labai artimas jiems žmogus, kad jie tavim labai pasitikėjo. Taip. Kaip čia atsitiko taip? Visi nuteistieji paprastai sėdė, jie su pareigūnais vengia to kontakto. 19, gal 22 pradėjau dirbti ten, tvarkytis. Kaip tai tau pasiūlė tą, ar kaip tą darbą? Nes... Ne, aš kitą pareigos dirbau iki dalį, žinai. Na ir paskui ir gavosi, kad į tą vietą pradėjau dirbti. Ir taip ir gavosi. Tai tvarkydavai pareigūnų darbo kabinetus? Taip. Kokių pareigūnų? Ta prasme, kokios... Mes vadinam... Saugumo valdymo skyriaus? Saugumas valdymo direktoriaus, būdinčio daly ten. Tu visų šitų vadovų ir direktoriaus paties? Taip. Tai turėjai turėti įgyti jų pasitikėjimą? Taip. Tai kaip tai pavyko? Nežinau, gyvenau savo gyvenimą, niekur nelyzdavau ir savo darbas, ir į būrį eidavau ir viskas. Nu, jeigu tu jau taip visur galėjai prieiti, tai ateini ryte, pavyzdžiui, tvarkyti kambarių, ne kambarių, kabinetų. Nu, tai nieko nėra kabinete? Ne, būna, kad su priežiūra būnu. Bet dažniausiai su priežiūra? Jo. Bet būdavo ir vienas? Taip. Ir taip jau pasitikėjai? Ne, kaip sakyti, būna dažniausiai, kaip pas valdžią, visada prie durų slenkščiai stovi ir žiūri, kaip tvarkaus. Nu, dažniausiai taip. Kodėl to ne koks kitas nuteistasis, vat, tu vis tiek turėjai pats atsakyti, vis tiek ir kiti paklausdavo, kodėl, vat, Tomas... Pasitikėjimas, gal dėl to, gal, žinai, tos, kaip būna, tos panetkės įstaigos, žinai, kaip vadinasi, aš savo gyvenimą gyvenu kaip laisvės žmogus, žinai, laisvės žmonės nepampuoja, bet į kalinimo įstaigoje pampuoja tos panetkės. Nu, aš savo gyvenimą gyvenu kaip laisvės žmogus ir man neįdomu iš to, kur, žinai, dirbu kaip laisvės žmonės.
Na ir taip ir gavosi, gal pasitikėjimus ir viskas, žinai, stengiuosi kuo mažiau galvo imti, žinai, ką kiti nuteisėjai sako. Taip, bet neprašydavo, pavyzdžiui, pati kriminalinė žvalgyba, gal, žinai, Tomai, mums tiek ten kažką, žodžiu, daug buvo, žinai, daug buvo, bet aš stengiuosi nelysti, nes aš žinau, kad valdžia Pravieniškės įsivalys. Reikėtų pasakyti, nežinantiems, kad kriminalinė žvalgyba nėra pavaldi kalėjimo, pačiam kalėjimo net direktoriui, jie yra pavaldus Lietuvos kalėjimų tarnybai. Tai va, dėl to turbūt taip yra. Tai tau nenorėdavo, kad pareigūnai... Kad aš su kriminalinė žvalgyba... Kad su kriminalinė žvalgyba nebendrautų norėdavo. Ne, tai aš ir nebendrauju. Tai būtent dėl to ir tau sakydavo tie visi pareigūnai, kad geriau nekišk. Ne, kad iš ten, kur aš dirbu, žinai, ką matai, kas vyksta, žinai, žiūrėk, kad niekas neišeitų, žinai. Ai, tau šitaip sakė. Jeigu girdi kažką, žinai, kad neišeitų į būrį, kad žinai, kaip būna tas. Taip, bet niekada taip ir neišeidavo. Niekam niekada. Būdavo, taip. Vis tiek tyčia, gal kartais, o gal ir tyčia, žinai. Ne, būdavo, žinai, kam pasakyti, žinai, jeigu labakėrius einu, žinai, su kom nors. Buvo labai retai tokių žmonių. Bet iškėdavo? Kas? Nu, kad tu lepteldavai. Sužinodavo pareigūnai? Nu, žinai, kaip mes vadinim ožiai tokie, žinai, kaip gaunasi, vienam žmogui pasakai, kitam pasakai. Ir kalėjime du žino, tai jau žino visas kalėjimas. Ne, ir trečias, ketvirtas ir nueina į tą saugumą ten ir pasisaka. Tai, žinai, kad va, tas, žinai, turi, arba tas, va, saka, žinai, arba pampoja, panetkės, ir va taip ir gaunasi, kad tas žmogus nežinotų. Na, va taip sistema vyksta. Arba per auklėtą, per psichologiją, va taip, žinai. Tai kaip suprasti, ką visi nelaiko to liežuvio? Nu, nežinau, žinai. Ar jie čia bando įsiteikti? Turbūt įsiteikti ten, žinai, kaip gaunasi. Kiekvienas savo naudos ieško. Jo. Bet tai supranti, jeigu vieną kartą jau tu sužinosi pasakęs, kad vat, jisai išdavė, tai jau... Tai bet aš tiek laiką dirbęs, aš daug matęs, aš daug galėčiau ten pasakyti, bet aš į kalimą įsigaisiu, aš daug negaliu sakyti. Dabar čia irgi dauguma iš pareigūnų su Pravieniškės pareigūnus bendrauja, tas taip, žinai, dabar iš pareigūnų yra baimės po to įvykio. O tu nebijai? Ko? Nukalbėti? Dabar aš jau nebijau, artimieji, žinai, advokatas dabar ruošia popierius, viską ten, nu, ant Pravieniškės pareiškimą rašom, žinai, nes kur sudaužiau, iki šiol šonkulis kojas vos paeinu. Jo, aš girdėjau šitą istoriją ir norėsiu, kad tu viską nuo pradžių tada ir papasakotum, žodžiu, gal tada įneškime aiškumo, žodžiu, tas kilo skandalas, kad vieną rytą, žodžiu, dingstant teistasis pasišalina iš kalėjimo, praneša visai Lietuvai, siunčia tavo nuotraukas. Beje, kodėl tu nerodai veido? Nenoriu, kad daugumai žinotų. Kas norėjo visi matė, nes buvo... Tai žinau. Platino tavo visiems nuotrauką, kad reikėjo ieškoti. Bet, žodžiu, tvarkoj. Tai išplatina tą pranešimą, kad dingo nuteistasis, gelbėkit, padėkit, žodžiu, vos nepavojingiausias Lietuvos nusikaltėlis. Tai kas čia atsitiko ir tas veiksmas, berods, buvo 5:30 ryto netgi? Tu ėjai tvarkyti patalpų taip anksti ryte? Kokį 5:30, ne 5:30, aš atėjau 5. 5 ryto? Nu tai va dar anksčiau. 5 ryto. Tai nuo kada čia reikia tvarkyti kabinetus 5 ryto? Ne kabinetą, kalidorį, kur yra tos... Nu tebūnie, bet... Kiti pareigūnai miega. Aš einu kalidorį, įsiplauna renginį, ten viską, žinai, kiti į būdinčią dalį negalėti, nes ten yra virtuvėlė, kiti miega, kiti įlenda į kratų kambarį, kur yra ten... Įkalčiai visokie laikomi? Ne, ten, kur mumis tikrina, ten. Supratau. Na, ten nėra kamerą ir snaudžia, žinai, kažkur iki 6, kažkur, kol atveža maistą pusryčių. Tai tiesiog tau, jo, nieks netrukdo tada, dėl to tu taip anksčiau eidavai. Čia tavo paties iniciatyva būdavo anksčiau ateiti. Jo, nes po ko joms nesimašydavo niekas ir paskui jo būdinčių daly jau piškai judusis tas, jau pareigūnai vaikštai ir tada jau įlyzdavo tvarkytis ten į tą postą. Bet pagal tas pareiginės tavo instrukcijas berods nuo 9 ryto? Jo, taip, nuo 9 rytos, valandą pietai, paskui iki 6 vakaro. Nu, bet dirbdavai nuo 5. Jo. O kada baigdavai? 6 valandą vis tiek? Būna, kad ir vakarais įkviečia dirbti, naktys įkviečia, žinai, būna taip. Beje, tu gaudavai atlyginimą?
Gaudavau labai mažai iš tikrųjų, o kiti ūkiai dalykai, kur dirba, ten gauna po 600, tai O tu? aš gaudavau, ant popras rašydavau kažkur ne 400 kažkur, bet tai viską nuskaičiavęs gaudavau 306. Papasako, kaip ten viskas vyko, ką tu darėjai, kaip ta kilo mintis, kai girdėjau, kad tu ten ruošiaisi tam dalykui. Planavai? Neplanavau. Atėjo tvarkytis ir gavosi taip, tvarkiausi, paskui kiti pareigūnai jau gaunas, kur snaudžiai, taip, pamėgiai, žinot, ir pareigūnas pasiėmė raktą ir ėjo mašiną įsileisti. Aš tvarkiausi tą vietą ir įleidinėjo, ir išleido, ir pamačiau tą raktą, kur pakabino. Ir atėjo toks mintis, nemoku paaiškinti, adrenaliną, nežinau. Na ir pagalvojau, kodėl ne? Jeigu vieną kartą pabėgau iš tą pasišalinių, iš besirgybą, dabar irgi. Na ir pasiėmiau raktą, atsirakinau ir išėjau per vartus. Tai budinčioje daly, Jo. tiesiog, o tai kur pareigūnai buvo išėjo? Kiti pareigūnai buvo ant laiptų, o vienas sėdėjo ten prie kompiuterio, ten atskirai piškampiriukas. Ir tai kaip nematė niekas? Aš nelabai suvokiu to. Turbūt niekas nematė, nežinau. Tai tu išeini iš tos patalpos, gi tenais ne vienos durys. Tai taip. Tai gaunas pasitikėjimas buvo, žinai, kiek tiek laiko. Galvojo, gal tu eini, tarkim, jeigu matė, galvojo, gal eini kažkur ten, bet ne. Tai sakau, pasitikėjimas gaunas, kad buvo ir aš sakau, tai ten galėjau eiti, ten galėjau, nes pasitikėjimas buvo. Bet į lauką, va taip išeiti negalėjai. Ne, negalėjau, taip. Tai kiek ten tų durų tau reikėjo praeiti, kiek ten, kad išeitum per vartus, po to dar? Per vartelius ir per pagrindinius vartus. O kaip jie buvo atidaryti? Ne, atsirakinau. Irgi atsirakinai? Tai kiek ten tų raktų? Ne vieni raktai? Ne vieną raktą, bet ten buvo, ten špulė, kiek ten 5 raktai, aš nežinau. Visas iššilėlis. Jo, ne iš pirmą kartą įtaikiau, bet atsirakinau ir išėjau taip. Ir tą didelį vartus irgi atsirakinau ir paspaudęs mygtuką ir atsidarė ir išbėgau.